Jam buvo atlikta apendicito operacija ir jis nežais. Dar bent kelias savaitės, čia žemė oras ir Laurynas Birutis. Laurinas įgaliojo Toyota atstovo Lietuvoje žaidimą. Mindaugas Girdžiūnas, pasak Vovoro, puikiai dirbo gynyboje, bet ne tik gynyboje buvo naudingas Girdžiūnas pastarajame mače. Atliko rezultatyvų perdamą, bet kol kas jo metimai yra netaiklus. Tubelis. Ir Dovydas Giedraitis puikiai dirbo rankomis. Šmitas gauna Tubelio bloką, bet tai jau buvo po prieš Vilniaus Rytą. Praėjusį sekmadienį Lekavičius surinko 22 taškus, čia Kevariusas Geisas. Tas rungtynes yra vidutiniškai nepilni 5 taškai. Breidi Menekas. Geras šansas jam, Breidi Menekas. Kovoja Kevariusas iki galo ir kamuolį išsaugo, bet lieka vos 3 sekundės. Samneris prieš Girdžiūną. Veržėsi į kairę pusę ir Edmundas Samneris. Taip pat turi svarbių reikalų antrajame pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio divizione. Edgaras Ulanovas į priekį, Šmitas. Realiai rodydamas, jog stumtelėjo jį. Šį sezoną prie Žalgirį bent 24 taškais nepirmavo. Neptūnas tą buvo padaręs. Evansas. Jo perdamas Geisas, čia jau iš viršaus Kauno Žalgiris. Vienas iš geriausiai Žalgirio komandoje besiginančių perimetro žaidėjų pastatytas prie Janavičiaus, kad šis negalėtų laisvai kurti žaidimo. Ąžuolas Tubelis yra sustabdytas Edmundo Samnerio. Kaune jis atliko dvigubą dublį, 12 taškų 10 perdamų. Čia Klaipėdoje jis pasižymėjo 5 taškais ir 12 rezultatyvių perdamų, o Kynanas Evansas. Poras. Na taip, gimtadienį švenčia. Niukirkas realizuoja baudos metimus. Evansas gauna progą iš toli, 3 taškai ir pražanga Kynanas Evansas. Dar kartelį tas momentas padaryta kova dėl kamuolių pralaimima 26-35. Visą tai išryškėjo ypatingai antroje mačo pusėje. Ir jeigu ne Kynanas Evansas, Neptūnas jau dabar galėtų mėgautis solidžia persvara. Taigi, kuomet rungtynės žaidžiant Neptūnui baigdavosi 5 taškais arba mažiau, arba būdavo žaidžiamas pratęsimas. Vovoro tas santykis yra 5-0, Edmundas Samneris. Dar vienas geras jo apis. Kuomet vis tik pažiūrėdavau į graiką, jis šypsojasi, buvo linksmas, patenkintas. Dabar Edgaras Ulanovas turbūt dar labiau supykdys. Blys ir Kauno Žalgiris įjungia aukščiausią Eurolygos. Turintis jau 5-ąjį savo sezono dvigubą dviženklį. 10 taškų, 10 rezultatyvių perdamų. O Kynanas Evansas. +4 Neptūno pusėje. Dar viena drama, klysta šeimininkai. Giedraitis iki galo per Girdžiūno rankas. Ir Edgaras Ulanovas, Rolandas Šmitas ir Laurynas Birutis. Prieš Janavičių, Girdžiūną, Gailių, Tubelį ir Rutherfordą. Kynanas Evansas. Bet vėlgi 13 taškų jau jis yra surinkęs, o dabar jo metimas išvedė į priekį. Neptūną, Laurynas Birutis, 2+1. Kelnio minutėj. Tikrai negalime atmesti ir pratęsimo, kuris turi +3, bet kol kas neprasižengia Deividas Gailius. Girdžiūnas! Mindaugas Girdžiūnas mus siunčia į pratęsimą. Baimių ir susikuria savo galimybių, dabar vieną iš jų išnaudoja. Kynanas Evansas, tai yra jau Žalgirio komandos lyderis, bet kaip? Kynanas Evansas. Jo prasiveržimas, 3 varžovai kabin. Neptūnas gali būti pirmąją komandą šį sezoną, kuri į Žalgirio krepšį įmes visą 100 taškų. Rolandas Šmitas buvo 2 ryškiausi Žalgirio lyderiai Eurolygoje. Evansas išlaikė. Janavičius, prieš jį Samneris. Su Pacevičiumi. Janavičiaus perdamos ir Kevariusas Geisas. Bet sekasi geriems. 3 taškai Lekavičius. Ir niekas čia dar nėra baigta. Lukas Lekavičius. Lekavičiaus durys. Kad ir kiek buvo